Sveiki, sveiki. Šiandien labai trumpai aptarsiu, ką reiškia vedų astrologijoje esantis steliumas, kaip jį atpažinti ir kokia to reikšmė. Tai visų pirma, steliumas yra daugiau negu 3 planetos esančios viename zodiako ženkle arba būste. To reikšmė yra tai, kad žmogus, turintis daug planetų viename būste, sutelkia didelę koncentraciją dėmesio ir energijos į tą temą, į tą būstą. Arba turi didelį dėmesį arba didelę atsakomybę tame būste. Kaip matote, esu pateikusi labai elementarų paprastą žemėlapį be jokių asmeninių astrologinių kažkokių tai planetų. Įdėjau bet kokias planetas, sakykime, Saulę, Merkurijų, Venerą ir Saturną į 7 astrologinį būstą. Tai reiškia, jeigu žmogus tokių planetų kiekį turi 7 būste, dažnai susikoncentruoja didelį dėmesį, įdeda į santykių, partnerystės ir santuokos temas. Tai tampa žmogaus gyvenimo prioritetais, tikslais, susijusiais būtent su santuoka, su partnerystė. Tai tokia koncentracija planetų sukuria tam tikrą steliumą, ar ne? Ir, sakykime, čia kaip pavyzdys galim įdėti į 4 astrologinį būstą 5-6 planetas. Tai yra dar didesnė koncentracija energijos, ar ne? Kiek prisimenu, jeigu žinot aktorių, toks yra Jimas Keris, jis turėjo 4 būstą lygtais, jeigu nesumeluosiu, ar 5 ar 6 planetas. Tai yra labai didelė koncentracija tikrai energijos ir dėmesio 4 būste. Tai čia irgi buvo vadinama steliumu, bet dabar, kad nesumeluočiau, lygtais. Yra tikrai, esu sutikus asmenų ir savo asmeniniame gyvenime, kur labai didelė koncentracija energijos yra ir 8 būste, ir, sakykime, žinau, 1 būste nemažai yra. Tai tikrai labai įdomi būna kombinacija. Iš tiesų galima pamatyti, kad nebūtinai tai bus labai ir sėkminga, ir nebūtinai tai labai blogai. Tai dažniausiai gali turėti poveikį būtent nuo laipsnių išsidėstymo, nuo planetų išsidėstymo, nes vienos planetos tarpusavyje bendradarbiauja, draugauja, o kitos šiek tiek konfliktuoja. Tai tiek informacijos šiandien apie steliumą, manau, buvo įdomu, kam nauja, kam nenauja. Ką susitiksim kituose video. Iki.